25 mėnulio diena. Dienos akmuo katino akis. Simbolis 2 indai su gyvu ir negyvu vandenimi. Tai pasyvi, susikaupimo gilių žinių, išminties ir pranašystės diena. Ji leidžia susitelkti ties dvasinėmis problemomis, rasti laiko pabūti vienam su savo mintimis. 25 mėnulio diena tai laikas, kai visų pirma reikia klausyti savo intuicijos, pasitikėti širdimi. Protas ir loginis mąstymas tokiu laikotarpiu gali jūs pavesti. Visiškai pasikliaukite savo vidiniu balsu. Šiandien medituodami galite užmegzti dialogą su savo angelu sargu ir paprašyti suvokimo dėl jūsų misijos šiame gyvenime. Tai pranašingų sapnų diena. Nors vaizdai gali būti labai aiškus, tačiau aiškinant sapnus įsiklausykite į savo vidinį balsą ir pasitelkite intuiciją. Jei šią naktį susapnavote kažką nemalonaus, ryte sukalbėkite maldelę ir apsišlakstykite šaltu tekančiu vandeniu. Pirmoje mėnulio paros pusėje galimas lėtinių ligų paūmėjimas, kuris gali sukelti mieguistumą, apatiškumą ir vangumą. Diena išsiskiria padidėjusiu jautrumu bei nuotaikų permainingumu, todėl pasistengkite į išorinius veiksnius reaguoti paviršutiniškai. Būtina apsivalyti nuo toksinų atliekant gydomąjį badavimą. Atlikite kvėpavimo pratimus streso numalšinimui. Šiandien namų ruošos darbai turi būti atliekami ramiai, be didelio šurmulio. Neįkvokite savo energijos naujų darbų pradėjimui. Galite užsiimti mėgstamais hobiais ir pomėgiais. Pripildykite savo namus smilkalų kvapais ir ramiais muzikos garsais. Stenkitės vengti bet kokio nerimastingumo ir susijaudinimo. Šiandien pasimatymai vyksta ganėtinai palankiai, bet be didelio entuziazmo. Tai vienatvės ir tylos diena. Jei planuojate susitikimą su partneriu, geriau susitikti kitą dieną, o šiandien reiktų tiesiog pamastyti apie tai, ko išmokote ir naujai pažvelgti į savo santykius. Bet koks sandoris sudarytas 25 mėnulio dieną turėtų būti kruopščiai apgalvotas ir patikrintas. Netinkamai apgalvotą sandorį ar sutartį ištaisyti bus gana sunku. Norint atlikti korekcijas, reikės didelių pastangų ir papildomų investicijų, jau nekalbant apie prarastą laiką. Antroje dienos pusėje atsiras galimybė sulaukti valdžios ir kitų vadovų palaikymo. Puikiai diena persikelti į naują darbo vietą.